Šiandien pakalbinsime žaidėjus, paklausim, kaip jie jaučiasi po savo kovų, kokios jų emocijos ir kokie lūkesčiai. Tai trumpas komentaras po pirmos kovos, kaip jaučiatės, kas galėjo būti kitaip, gal geriau? Kaip legendinis Lietuvos krepšinio treneris pasakytų, Jonas Kazlauskas, vyrai, kiaušus man aikštelį parodykit. Parodėm, bet jie parodė didesnių šiek tiek. Viskas gerai buvo pradžioje, bet... Pirmi du legiai buvo geras žaidimas ir paskui kažkas dingo, jie pataikė, įsitiesino ir paskui tiesiog pajautė metimą. Vienos strėlės. Grubiai vienos strėlės ir dvigubai pasibaigė. Nuotaikos, žodžiu, nėra prastos, rytoj nauja diena, naujos kovos, tai kaip prieki vyručiai. Trumpas komentaras po pirmos laimėtos kovos. Kaip jautiesi, Monika? Gerai. Labai susijaudinus ir labai laiminga. Ar labai rankos drebėjo? Taip. Bet labai džiugu, kad viskas puikiai pavyko. Šaunuolė. Ačiū. Words I know properly in Lithuanian are swearing words. Kas yra žvėris? Gerai, Midė. Come on! Kaip jautiesi, Mindaugai? Negalima nieko sakyti. Tiesiog laimėjom keistai. Pum ir užsidarėm. Dariau, kaip tu jautiesi, trumpą komentarą? Visai geras žaidimas buvo, truputėlį, jeigu iš mano pusės gal daugiau truko, bet aš šiaip ir mažiau mečiau negu Mindaugas, tai mano procentas blogesnis. Viskas gerai žaidžiat porinį, abu puikiai sužaidėt. Super. Aš daviau žaibą, bet nieko. Žaibą. Asta, trumpą komentarą po savo pirmosios kovos. Nu koks čia komentaras, nu koks, nu šūdinas žaidimas. Galiu ir visai Lietuvai pasakyti, sužaidžiau, bet priešininkė buvo stipriai. Ir mano menedžeris jos neįvertino, sako, tik turi legų ir labai greitai viskas baigsis, sako. Viskas gerai, rytoj nauja diena, naujos kovos. Viena patirtis. Va, labai gerai. Super nusiteikimas. Nebuvo baisiai blogai, bet buvo blogai. Ne baisiai, bet blogai. Neliūdėkime. Lietuviškai galėsi papasakoti truputėlį, kaip jautiesi, kaip tavo komanda sužaidė? Kaip vertini pirmasis lietuvaičių kovas šiandien? Kaip žaidimas? Kaip Asta sužaidė? Kaip Monika sužaidė? Monika labai gerai, Asta nelabai. Trumpai ir aiškiai. Yra kaip yra. Ar tu padės ar ne, bus matyti. Bus kaip bus, svarbiausia mėgautis, o visą kitą mes užlėtų. Vis tiek, kad taip. Pamatys tą nauneimą. 5-9-9 sunešios 19. O čia tai nusiteikimas. 11 strėlėm. 11-12, nu gerai, kokią 15 gal vieną praleisiu. Bet turės ką veikti su manim.
Karšta. Karšta. Šypsena. Vakar sakė, nesišypsojau, šiandien šypsojausi ir laimėjau. Tai va, paslaptis reikia šypsenos. Šypsena. Trumpą komentarą. Kelios. Reikėjo uždaryti, nebūčiau. Let's go! Tai va, pasiruošėm rytojos finaliniai dienai ir ruošėmės šeštadienį. Ką dar norit paklausti? Nu, ačiū štai. Keli žodelius apie šios dienos vyrų pasirodymą. Menedžerių. Nežinau, ką pasakyti. Atrodo, metė idealiai, gražiai. Nu, bet va tos vienos trigubos, tikriausiai trigubo metimo vieną pritrūko. Uždarimus susidarė, kai gavo daryti uždarė. Nežinau, šiaip, stipriai metė tiek vieną, tiek kitą porą. Čia, gavo stiprius varžovus, bet ir kaip ir. Perspektyvus mūsų žaidėjai. Ne, perspektyvus, net varžovai, ta prasme, ateina ir spaudžia ranką, sako, jūs tikrai geri, bet lakiai ne toj pusėj šiandien. Važiuojam toliau. Važiuojam. Šaunuolė Monika, kaip įspūdžiai. Negaliu dabar kalbėti. Pasakyk keli žodelius, visi labai laukia. Neturi žodžių. Wow. Negaliu. Per daug emocijų. Gerai, šaunuolė. Super. Super, Sandra. Sandrutė, buvo labai graži kova. Šaunuolės tenkėlis. Kelis pasidėvė. Kaip reikės? Turėtum būt patenkintas savo žaidimu, nes tikrai buvo gerai. Tik taip jaučiu. Ačiū. My name is Dietmar and I'm a very, very big fan of Sandra Rimčevičiūtė. Exactly. Skelk. Ką tu, ką vakare? Sveiki. Šiandien pristatysime jums savo... Stop. Iš naujo. Kažkaip reikia susidėti mintise, ką nori pasakyti. Tau gal nori atsisėsti geriau?